didžiausias mitas turbūt yra tai, kad cholesterolis atsiranda nuo maisto. Ką iš principo indikuoja tai, kad organizmas cholesterolio gamina per daug? Didelio tankio lipoproteinai gali tarpusavy jungti su mažo tankio lipoproteinais, apsikeisti tą informaciją ir tapti uždegimiški. Šitą, ką tu paminėjai, tai visi turi įtakos cholesteroliui. Kofeinas taip pat, ar ne? Kofeinas taip pat. O kokia dalis padidėjusio cholesterolio, pavyzdžiui, gali būti paveldimumo dėka? Ar žmonės, kurie, pavyzdžiui, nežinau, ten vaikšto į soliariumus kiaurus metus, ar gali pas juos būti padidėjęs cholesterolis? Kada be statinų nebeišsiversim. Labas, aš esu Simona, čia mano laida Kūno magistras, kurioje kalbinu skirtingus žmonės, įvairių sričių specialistus tam, kad visi kartu suprastumėm ir atrastumėm, kaip veikia mūsų kūnas, protas ir mintis ir kad sužinotumėm, kokiais paprastais ir kartais netikėtais, gal kasdieniais pasirinkimais mes galim pagerinti savo sveikatą, savo savijautą ir savo gyvenimo kokybę. Šiandien Kūno magistro tema yra cholesterolis ir tam, kad galėčiau pilnavertiškai apie cholesterolį pasikalbėti, aš į svečius pasikviečiau Sigitą Bagdonaitę, kuri yra kardiologė, praktikuojanti gydytoja, kuri konsultuoja žmonės, atlieka kraujagyslių ir širdies sistemos ištyrimą ir kuri dalinasi savo visą patirtimi ir sukauptomis žiniomis ne tik apie medikamentinį, bet ir apie nemedikamentinį gydymą. Ir su Sigita mes šiandien pasikalbėjom apie viską, kas liečia cholesterolį. Nuo to, kas apskritai tas cholesterolis yra, kokią funkciją jis atlieka, kodėl mūsų kūnas tą cholesterolį apskritai gamina. Ir pakalbėjom apie rizikas, ką daryti, jeigu mes pastebime pakilusius cholesterolio rodiklius. Kaip elgtis, kada verta atkreipti dėmesį į savo gyvenimo būdą, kada reikėtų jau galvoti apie vaistus, kada gali papildai pagelbėti, kokie apskritai yra rizikos faktoriai, kada verta ir kada neverta nerimauti, kalbant apie cholesterolį ir kokius dalykus apskritai reikia įsivertinti dar po to, kai mes atliekame lipidogramą ir pamatome, kokius mes cholesterolio rodiklius turime. Tai aš labai tikiuosi, kad šitas epizodas jums bus praktiškai naudingas, atneš daugiau žinojimo, sumažins jūsų nerimą ir atsakys į klausimus, kuriuos jūs man uždavėte, kai aš pasakiau, kad mes apskritai įrašinėsime temą apie cholesterolį. Šio Kūno magistras epizodo rėmėjas yra 3C Pharma. Natūralūs funkciniai maisto papildai pasižymintis terapiniu poveikiu. 3C Pharma yra unikalių formulių analogų neturintys papildai, kurie yra sukurti aukščiausios kvalifikacijos mokslininkų ir gaminami jie yra vienoje didžiausių laboratorijų Prancūzijoje, užtikrinant itin aukštą kokybę ir papildų veiksmingumą. 3C Pharma papildus galima įsigyti sveikatospasaulis.lt, o kadangi šiandienos Kūno magistro tema yra cholesterolis, tai iš viso 3C Pharma asortimento aš išsirinkau papildus Liposterol Fort, kurie cholesterolio temoje yra itin aktualūs. Dėl to, kad jie padeda palaikyti širdies ir kraujagyslių funkciją, turi stiprų antioksidacinį poveikį, padeda kepenims metabolizuoti lipidus, riebalus ir jie reguliuoja cholesterolio rodiklius. Tai reiškia, kad mažina trigliceridų ir MTL, to vadinamo blogojo cholesterolio kiekį, ir didina DTL kiekį, kas yra tas vadinamasis gerasis cholesterolis. Liposterol Fort, kaip ir visus kitus 3C Pharma papildus, galima vartoti ir žindančioms ir besilaukančioms moterims, taip pat jie tinka veganams, vegetarams, jų sudėtyje nėra glitimo, skoniklių, dažiklių, konservantų, jie yra visiškai pilnai saugus ir sudėtyje yra patentuotos formulės, patentuoti ingredientai, kurie užtikrina stiprų, gerą papildų veiksmingumą. Ir tai, kad galėsit pasiekti su jais rezultatų, kurių norit pasiekti. Visus 3C Pharma papildus, taip pat ir Liposterol Fort galima įsigyti interneto svetainėje sveikatospasaulis.lt, o aš kviečiu žiūrėti mūsų su Sigita pokalbį apie cholesterolį. Labas, Sigita. Labas, Simona. Ačiū, kad atvykai pas mane į podcastą pasikalbėti apie cholesterolį. Čia yra tokia labai pageidaujama tema. Aš pati iš savo auditorijos dažnai sulaukiu klausimų ir visą laiką sakau, aš negaliu konsultuoti, nes tai yra gydytojo dispozicijoje šitas klausimas ir aš pagaliau tave turiu čia ir galėsiu tavęs paklausinėti visokiausių dalykų. Mano auditorija irgi uždavė krūvą klausimų cholesterolio temai, tai aš taip pasižiūrėjau, kad mes maksimalų jų kiekį galėtume per šį pokalbį atsakyti ir aš labai tikiuosi, kad pabaigoje žmonės turės geresnį supratimą apie tai, kas yra apskritai cholesterolis ir galės kažkurį savo nerimą sumažinti praktiniais veiksmais, kuriuos gali kiekvieną dieną daryti, ar ne? Tai ačiū, kad pakvietei, nes šita tema yra mano kasdieninė ir mano net asmeninė. Ir tavo net asmeninė, ar ne? Ką tu turi omenyje? Turiu omenyje tai, kad tokia yra mano pačios kelias yra toksai. Man nuo gana ankstyvo amžiaus
nustatė, kad mano cholesterolis yra padidėjęs. Nuo ankstyvo amžiaus tai čia kada? Dar mokyklai. Dar mokyklai. Paaugliai būtent, Taip, ar ne? taip. Ir pasirodo, tas cholesterolis mane lydėjo net nežinant ir nesuvokiant visą mano gyvenimą iki dabar. Ir tai aš esu toks pavyzdys gyvas, kuris gyvena su to aukštesniu cholesteroliu ir jį tvarkosi būtent taip, kaip moka tvarkytis. Dar be medikamentų. Be medikamentų gyvenimo būdo pagalba. Gyvenimo būdo pagalba. Taip. Bet čia yra labai įdomus šitas tavo kampas. Ačiū, kad pasidalinai, nes tu paties į kardiologę, pas Taip. kurią žmonės ateina ir sako, žiūrėkit, man yra baisu, šeimos gydytojas sako, rodikliai tokie ir tokie, sako, čia reikia, nežinau, ten statinų, kitų vaistų, dar kažko tai. Su kokiais nerimais pas tave šiaip į kabinetą ateina žmonės? Kokios tendencijos pastebi, nežinau, dažniausiai nusiskundimai, dažniausios problemos? Ar yra kažkoks bendras trendas, kokį tu gali dabar pastebėti? Nežinau, jaunesni žmonės gal pradeda kreiptis į gydytojus, o gal vyresni, o gal kažkokių tai mes turim mitų ir prisigąsdinimų viešoje erdvėje. Pasidalink, kaip atrodo tavo kasdienybė darbe dabar. Tai mano kasdienybė yra tokia. Viena dalis pacientų ateina jau su nusiskundimais, tai yra kaip pasiekmė visų tiek cholesterolio, tiek necholesterolio sąlygų tų veiksnių. O kita dalis ateina išgąsdinti to, kad yra padidėję cholesterolio rodikliai, pavyzdžiui. Ir tiesiog ateina pasitarti, ar tai yra jau labai svarbu ir labai rimta, ar tai tiesiog reikia sekti toliau, žiūrėti ir kad aš apšviesčiau juos, kas tai iš vis yra per dalykas ir kuo tai yra, su kuo tai valgomas, apskritai ką tai reiškia, kodėl jis padidėja ir ką dabar daryti. Tu ką tik įvardinai visus klausimus, kuriuos aš norėsiu tau užduoti šiandien. Tai galim pradėti nuo pradžių, gal kas yra apskritai cholesterolis. Nes žmonės turbūt įsivaizduoja cholesterolį, jis turi daugybę veidų, tas pats cholesterolis, o žmonės įsivaizduoja kaip vieną kažkokį blogėtį, kuris prilimpa prie mūsų kraujagyslių, kemša, jas siaurina ir yra, žodžiu, vienos dažniausių mirties priežasčių sukėlėjas. Bet kas iš tikrųjų yra cholesterolis kaip medžiaga, kokią funkciją gal jis atlieka, kaip susidaro ir paskui pakalbėsim apie visokiausias jų rizikas ir kitus dalykus ir kaip jį reikia stebėti. Tai turbūt reikia žinoti visų pirma tai, kad cholesterolis yra būtina mūsų organizmui medžiaga, į lipidus panaši, kuri yra sintetinama mūsų pačių organizme. Didžiausias mitas turbūt yra tai, kad cholesterolis atsiranda nuo maisto, kad jisai yra, jeigu tu valgai riebią mėsą ir kažkokius riebalus, sviestą, kad dėl to pas tave aukštas cholesterolis. Tai yra dar mitas, kuris yra labai gajus, bet šiaip iš esmės cholesterolį didžiąją dalimi sintetina mūsų pačių organizmas. Sintetina tai reiškia gamina pats mūsų organizmas. Gamina pats mūsų organizmas tiek, kiek jo dar reikia, nes iš maisto pasisavina maždaug apie 15–20% cholesterolio, o visą kitą gamina pats mūsų organizmas. Šiaip tai kiekviena ląstelė, o daugiausiai yra kepenys gaminančios cholesterolį. Tai dėl to cholesterolis yra kaip ir kiekviena mūsų organizme gaminama medžiaga, jinai reikalinga ir jinai yra atsakinga už begalę dalykų. Tai yra vienas tai, kad tai yra būtina medžiaga riebaluose tirpiems vitaminams, vitaminas D, A, E, K. Yra steroidinių hormonų gamybai būtinas, taip pat jisai įeina į kiekvienos mūsų ląstelės sudėtį, į kiekvienos. Be cholesterolio mes sutrupėtume kaip į trupinius, nes tai yra rišamoji medžiaga kiekvienos ląstelės. Tai yra taip pat už mūsų smegenų dangalą pati didžiausioji sudėtinė dalis, mūsų nervų sistemos dalis, nes be cholesterolio nevyktų normali nervų sistemos sinapsių veikla, būtų neperdodama informacija iš vienos ląstelės į kitą. Ir taip pat tulžies rūgščių apykaitoje tai yra būtina medžiaga, tai su virškinimu kas susiję, tai yra labai svarbi medžiaga mūsų organizmui. Jis tikrai nėra tik piktas dalykas, tai yra netgi tai, kad tai yra labiausiai statybinė medžiaga, kuri reaguoja į poreikį mūsų organizmo ir gaminasi tiek, kiek jo reikia tam momentui. Gerai, tai cholesterolis, tai kad organizmas apie 80–85% viso mūsų cholesterolio gamina, pasireiškia, kad jis yra gyvybiškai būtinas, mūsų kūnas kitaip negamintų dalykų, ar ne? O ką iš principo indikuoja tai, kad organizmas cholesterolio gamina per daug? Tai indikuoja tai, kad yra kažkoks poreikis kažką tai galbūt lopyti, taisyti organizme, nes cholesterolis kaip statybinė medžiaga, jinai atvažiuoja tarsi taisyti pažeidimo.
Tai tarkim, jeigu vyksta kažkoksai ar lėtinis uždegimas, tarkime, kraujagyslėse, tai cholesterolis kaip statybininkas atvažiuoja tam, kad tos kraujagyslės, liaudiškai pasakius, nesuplyštų. Jisai tarsi jas lopo. Uždeda lopą ten, kur jo reikia ir tiek, kiek jo reikia. Tai tarkim, atkreipiant dėmesį, kad jeigu žmogus, tarkim, gyvena stresinėse sąlygose, pavyzdžiui, turi lėtinį stresą, kas sukelia lėtinį uždegimą, taip pat galbūt turi arba per mažai fizinio krūvio, arba jo žymiai per daug. Pavyzdžiui, jau būna netgi ir tokios sąlygos, kad tiesiog žmogus be poilsio, be fizinio krūvio atsistatymo irgi gali didėti cholesterolis lygiai taip pat. Kūnas tai priima kaip stresą Taip, kaip ir stresą. tada sako, reikia gamintis daugiau dalykų, kad spėtumėm suamortizuoti žalą, kurią patiria per nelik didelio fizinio krūvio. Taip, todėl, kad, pavyzdžiui, tarkim, turi raumenis atsistatyti ir jiems atsistatinėjant taip pat reikalinga yra medžiaga. Ir jisai pastoviai yra gaminamas tiek, kiek jos reikia atsistatymui. Taip pat, pavyzdžiui, yra tokie įdomus dalykai, kaip, pavyzdžiui, apskritai, kas sukelia žalą organizme, tą visą lėtinį uždegimą, reikia pagalvoti apie tai, kas mums sukelia lėtinį uždegimą. Tai gali būti, tarkim, tiek toksinai patenkantis iš aplinkos, tiek netgi mieste esančios visos kietosios dalelės, tiek, pavyzdžiui, nemiegojimas, tiek neadekvatus, tarkim, gyvenimo būdas, tai sakau, tiek sumažintas fizinis aktyvumas, tiek padidintas, tiek, pavyzdžiui, net alerginės reakcijos, tarkim, į ką žmogus reaguoja alergija, į ką yra, tai taip pat sukelia. Taip, cholesterolį gali kelti alerginės reakcijos. Taip, todėl, kad tai yra lėtinis uždegimas organizme ir tai lygiai taip pat uždegiminė reakcija, tai yra nespecifinis dalykas. Labai įdomu. Taip, po to, pavyzdžiui, gali sukelti infekcijos įvairios, pavyzdžiui, net kokia nors organizme ilgai būnanti kandida. Jis lygiai taip pat kaip abrazyvas veikia kraujagyslių sieneles ir cholesterolis lygiai taip pat atvažiuoja jas taisyti. Taip, kad labai daug priežasčių galimų yra tam, kad kodėl kyla cholesterolis. Ypatingai didelė priežastis tai yra per didelis cukraus kiekio suvartojimas. Ypatingai didelė, todėl kad gliukozė, jos apykaitos jau ten galutinis produktas cholesterolis, tai kuo daugiau žmogus valgo cukraus, tuo daugiau kyla cholesterolis. Čia visiškai lygu. Gerai, apibrėžkim cukrus. Kas yra cukrus tada, Sigita, prašau, kaip daktarė papasakot, nes žmonės cukrų ir įsivaizduoja kaip baltas cukrus ir nežinau, ar tenai sudėti sausainiai, dar kažkas angliavandeniai. Tai gerai, tai yra... Aha. Taip, tai yra angliavandeniai visa plačiaja jų prasme. Tai yra paprasti angliavandeniai, ypatingai tie visi, kurie yra tikrai ne tik tai balto cukraus pavidale, tai yra visi balti miltai, visi kepiniai, visi skystame pavidale, netgi yra fruktozė kaip cukrus, visas vaisių cukrus, taip, visi... Medus? Taip, lygiai taip pat. Taip, tai yra visa tai, kas yra angliavandeniai. Reikia iš tikrųjų taip truputėlį praplėsti, va šitą žmonių kartais būna labai siauras tas galvojimas, kad cukrus tai yra tie balti kristaliukai dedami į kavą arba arbatą, o kad to pridėtinio cukraus yra netgi duonoje, sultise, netgi tose pačiose, kuriuose ir taip yra jau fruktozės. Visur jo yra pridedama ir reikia žinoti, skaityti etiketės, kiek tame yra angliavandenių, kiek cukrų tenai yra. Gerai, aš noriu truputėlį stabtelt prie šitos temos, prie mitybos temos, nes minėjai, kad cholesterolio mes suvalgome tik apie 15-20%, bet mes valgydami neriebalus, o cukringus produktus, būtent cholesterolio rodiklius tada ir keliame. Nes atsiranda pažaida, kurią reikia lopyti. Gerai, ir tada man yra kitas klausimas, nes tarp auditorijos užduotų klausimą apie cholesterolį vienas iš tokių buvo, kad vegetarinė mityba, į kurią įeina, nežinau, ir datulių tortai, ir daugybė iš tikrųjų fruktozės ir cukraus kupinų produktų. Ir tai yra traktuojama, kaip sakykime, taip cholesteroliui draugiška mityba, nes nėra mėsos produktų, kurie yra va taip tarsi tokie priešai cholesterolio temoje, cholesterolio valdymo temoje.
Tai tada būtent ta veganinė mityba išeina, kad jinai gali prisidėti, jeigu jinai yra netinkama veganinė mityba, jeigu joje yra daug fruktozės, ar ne, tai jinai gali tada prisidėti prie aukštesnių cholesterolio rodiklių, tada taip išeina. Tai yra beveik 100%, kiek aš esu stebėjusi žmonės, kurie, tarkim, sako, aš nevalgau mėsos, kodėl pas mane aukštas cholesterolis, aš esu vegetaras, pavyzdžiui. Bet vegetarai turėtų suvokti tai, kad jų mitybos racionas tai neturėtų būti kepiniai, kažkokie miltiniai gaminiai, tik tai išimant, pavyzdžiui, tą mėsą iš savo raciono, todėl kad būtent tie visi kepiniai, kurie dažniausiai būna arba tie visi vaisiai, vaisiavalgiai, sulčiavalgiai, visi jie labai turi padidėjusius rodiklius dėl to, kad yra gliukozės kiekis, taip. Sulčiavalgiai, koks geras žodis, sulčiavalgiai. Čia žmonės, kurie ten tie, kurie sulčių spaudžia ir kur geria vietoj pusryčių ten, ne? Jo, kurie labai valosi savo organizmą sulčių pagalba, tai jie iš tikrųjų labai keliasi savo rodiklius tiek gliukozės, tiek cholesterolio. Tai va, tai reiktų tą suvokti, kad bet kokia mityba, iš tikrųjų bet kokia mitybos rūšis, ar tai vegetarizmas, ar veganizmas, ar bet kokia, jie turi būti paremta sveika mityba. Balansu. Kad jie gautų žmonės tą visą savo medžiagas reikalingas iš maisto produktų, o ne valgytų tiesiog kažkokį tai be gyvūninės kilmės produktų, bet kad ten kažkas kas iš vis neaišku kas, tai yra didesnė problema turbūt. Taip, gerai, aš noriu tęsti šitą temą, mes palietėm truputėlį, tarkim, veganus, vegetarus, visus atsisakiusius mėsos, bet yra priešinga pusė, kur yra, pavyzdžiui, karnivorai, kurie žmonės valgo tik tai mėsą ir yra irgi gąsdinami, ir ten žmonės gąsdina kiaušiniais, pavyzdžiui, sako, irgi ten trinių reikia vengti, arba ten, nežinau, naminio majonezo ir panašiai. Ir yra net rekomendacija, ten 3-4 triniai per savaitę. Pavyzdžiui, vienas žmogus pas mus ir uždavė tokį klausimą. Ar tikrai tik tie galima suvalgyti, nes visa kita kelia cholesterolį? Nu tai kaip ir kadangi mes ir pradėjom nuo to, kad tas, kas kelia cholesterolį, tai realiai iš maisto yra 15-20%, visa kita pagaminama, bet su karnivorė yra arba su keto mityba irgi biškeli tokie, dar su keto dar kitai, bet tarkim karnivorė labai trūksta skaidulų, dėl to, kad nėra daržovių jokių, yra tik tai augalinės, tai yra tik gyvūninės kilmės maistas. Ir tada pradeda, vėlgi labai gali iškilti MTL-as, iki labai tas blogasis cholesterolis, iki labai didelių dydžių, kas irgi turėjau atvejų tokių, kad tiesiog žmogus stebi tuos cholesterolio rodiklius mažo tankio lipoproteinų labai iškilusius, bet instrumentiškai imant nieko blogo ten niekada niekas neranda, nei kraujagyslių sienelėse jokio pažeidimo ir šiaip toleravimas fizinio krūvio tobulas, visi kiti rodikliai, viskas yra gerai. Tai taip, kad čia medicinoje niekada nebūna 100%, visada turi būti stebėsena, visada turi būti pasverti visi rodikliai, visi rizikos veiksniai. Ir tiesiog stebėti, jeigu yra toksai labai didžiulis tas iškilimas, dar galimai tai, kad yra to mažo tankio lipoproteinai, galbūt jie yra mažiau pikti, nes jie yra didesni ir plaukuoti, tie skaitosi, kur yra mažo tik. Taip, tai jie yra mažiau pikti ir mažiau gali pažeisti kraujagyslių sieneles ir visą organizmą, nepaisant to, kad jų dydžio, jo kiekis lipidogramoje yra aukštesnis. Labai įdomų momentą paminėjai, kad kraujo rodikliai yra vienas faktorius, kurį mes stebim, bet šalia reikia įvertinti ir, nežinau, kitus tyrimus arba kitas funkcijas, kurios organizme veikia, ir jeigu su jomis yra viskas gerai, tai tada mums nebūtina ieškoti visų įmanomų būdų būtinai mažinti, ar ne, MTL arba, nežinau, bendrą cholesterolį ar kažkaip, bet aš norėjau tavęs apie rodiklius irgi paklausti, nes tada, jeigu organizmas funkcionuoja puikiai ir susidoroja, ir jeigu cholesterolis MTL nėra oksiduotas ir orientuotas į pažaidą iš karto, tai mums gal nebūtina tenais taip stipriai ir gąsdintis tada, ar ne? Tai labai toksai klausimas, kuris ir daugiausiai mitų ir keliantis tas cholesterolis, kada jau jį gydyti, kada jau čia labai bijoti, kada jau imtis vaistų, ir tai yra labai didelis menas iš tiesų. Šiaip yra, tai aišku, tam tikros gairės, kad jau ten esant MTL-ui tokiam, tai reikia jau ten skirti būtinai vaistus, bet būtent aš tų skaičių kaip tik ir nenoriu minėti dėl to, kad individualiai reikėtų stebėti kiekvieną žmogų ir žiūrėti kiekvieną tą jo dar atitinkamą ir rizikos veiksnį, ir šeimyninę anamnezę, ar tai yra kažkokių tai širdies ir kraujagyslių ligų buvę ankstyvam amžiui jo giminaičiams, pavyzdžiui,
kaip jis gyvena, kaip jis toleruoja fizinį krūvį, ar jisai rūko, ar jo spaudimas aukštas, kaip jo cukrus, kaip jo uždegiminiai rodikliai, kaip jo kepenų fermentai, kaip skydliaukės veikla, kaip vitaminas D, Sigita, kaip visi labai uždegiminiai. sudėtinga yra rasti gydytojus, kurie visą tai pradėtų žiūrėti, nes dažnai pasižiūri lipidogramą ir viskas, ir šito užtenka, ten 4-5 eilutės ir sako, gerk šitą, imk šitą. Aišku, ten hantelius visi rekomenduoja ar šiaip ar taip, nežinau, ten mitybą prisižiūrėti, aš labai dažnai ten sako gyvūninės kilmės produktus, nereikia ir panašiai. Bet retai, kada iš tikrųjų galima rasti gydytoją, kuris turi tiek laiko ir galimybę taip išsamei pasižiūrėti savo pacientą. Bet aš noriu tada taip grąžinti truputėlį atgal, kad mes mažiau kalbėtumėm apie tokias, nežinau, bendriniam savokam ir ar mes galim tada pasikalbėti, kokius, kai mes kalbam apie cholesterolio rodiklius, realiai kokius rodiklius mes turim omeny ir ką mes tam tyrime turim išskaityti. Ir aš suprantu, kad skaičių tu minėti jokių nenori, bet mes galbūt galim pakalbėti apie tai, kas turėtų būti, nežinau, aukštesniai normos ribo, žemesniai normos ribo ir panašiai. Tai ką mes turim lipidogramoje, kas tai yra per rodikliai ir jeigu žmogus, pavyzdžiui, neseniai pasidarė, pirmą kartą pasidarė lipidogramą ir jis nori plius minus bent jau suprasti, ką jis ten mato. Tai kaip tos rodiklius interpretuoti, ką juose svarbu yra suprasti. Tai vienas dalykas, turbūt ir svarbiausias, kad iš vieno kraujo tyrimo, iš vienos lipidogramos visų pirma, jokių vertinimų negali būti, todėl kad tai yra kintamas dalykas ir nebūtinai ta laboratorija tą dieną parodė tau 100%. Dėl to, kad dar vienas dalykas yra Lietuvoje, labai dažna skaičiavimo formulė yra tokia, kuri yra labai nėra tiksli, jinai išskaičiuoja iš bendro cholesterolio, atima trigliceridus, didelio tankio ir tai tarsi yra mažo tankio lipoproteinai. Tai nėra tikslu. Už tai reikėtų vertinti apolipoproteino B, tai yra daug tikslesnis skaičius. Tai yra kitas tyrimas. Kitas tyrimas, tai yra papildomas, tikrai nebrangus tyrimas, labai dažnai dabar jau atliekamas Lietuvoje ir į tai reikėtų žiūrėti labiau. Šiaip nuo seno būdavo toksai, kad yra gerasis cholesterolis, blogasis cholesterolis, bendras cholesterolis ir anksčiau būdavo vertinami tik, pavyzdžiui, bendro cholesterolio tyrimas, ir padidėjęs bendras cholesterolis, tai jau gąsdina, pavyzdžiui, žmogų. Vėliau buvo jau pradėta žiūrėti santykį, kad yra gerasis cholesterolis, tas didelio tankio lipoproteinai ir yra tai blogasis cholesterolis, kuris yra mažo tankio lipoproteinai ir trigliceridai. Tai turbūt didžiausia pačia iš tos jau tokios paprastos formulės tą visą informaciją, tai duotų trigliceridai. Aha. Todėl, kad tai yra pačios smulkiausios dalelės ir tai yra konkrečiai tikrai tos aterogeniškos, toks piktos dalelės ir tai yra grinai, susiję yra ir netgi su gyvenimo būdu, su mityba, tai labai tiesiogiai. Kuo aukštesni yra trigliceridai, tuo reiškia žmogus gyvena nesveikesnį gyvenimo būdą, tuo daugiau vartoja gliukozės, tuo didesni jo gali būti tiek cukraus rodikliai, tiek jau polinkis į diabetą, tiek cholesterolis tas yra piktesnis. Tai tą reikėtų atkreipti. Trigliceridai turbūt pats svarbiausias momentas. Šiaip jeigu imant tą santykį, tarkim, kai būdavo, kad jeigu bendras cholesterolis yra didelis, bet yra ir didelio tankio lipoproteinų yra daug, tai nusinulina jau ten tie visi mažo tankio, nedidelio tankio lipoproteinai ir jau tai yra saugu. Irgi ne visada. Todėl, kad, pavyzdžiui, labai įdomus toks faktas, kad ypatingai jeigu yra metabolinis sindromas, tai didelio tankio lipoproteinai gali tarpusavy jungti su mažo tankio lipoproteinais, apsikeisti tą informaciją ir tapti uždegimiški, netgi tie patys DTL. Tai taip, kad atkreipti tiesiog dėmesį į laboratorijos skaičiukus, ten toks, yra toks biški prasilenkia su realiu gyvenimu. Bet cholesterolio rodikliai, man atrodo, yra metabolinio sindromo kaip vienas iš faktorių. Taip, vienas iš faktorių. Už tai būtinai kartu reikia vertinti glikemiją, nevalgius, arba 3 mėnesių glikemiją, kas yra dar daugiau informacijos. Taip pat, aišku, reikia vertinti kepenų funkcijos rodiklius, nes kepenys yra pagrindinis organas, kuris yra dalyvaujantis tiek cholesterolio gamyboje, tiek išėmime iš organizmo. Vitaminas D, būtinai skydliaukės veikla, nes skydliaukės hormonai turi tiesioginį įtaką. Toliau feritinas turėtų būti vertinimas didelio jautrumo CRB, tai būtinai uždegiminis baltymas, tai irgi tiesiogiai rodo uždegimo ląstelėse rodiklis. Homocisteinas gali būti vertinamas kaip irgi toksai
aiškus gana rizikos veiksnys, jeigu toliau yra fibrinogenas. Gali būti daug gali būti tyrimų, bet čia būtų pagrindiniai, ką reiktų tirti pirmiausiai. Tai mums, žodžiu, reikia žiūrėti cholesterolio rodiklius ir uždegimiškus faktorius. Ir glikemiją šalia, būtinai taip, didelio jautrumo CRB, būtinai, ir tada būtinai kepenų fermentai, būtinai, nes ar tai svarstant apie vaistų skyrimą ar neskyrimą ir apskritai jų dozavimą ir apskritai galbūt priežastinį ryšį, kodėl yra cholesterolis aukštas, nes galbūt kepenų veikla yra patrikusi. Tai reikėtų būtinai tirti šitos, bent jau pradžiai ištirti tikrai ne tik tai cholesterolį, bet ir tos gretutinius rodiklius. Gerai. Jeigu visi kiti rodikliai yra geri ir aukšti yra tik cholesterolio rodikliai, tarkim, į tos pačius trigliceridus galim pasižiūrėti, kurie man labai patiko, kad tu pasakai, kad indikuoja gyvenimo būdą ir galima pasakyti žmogus, kas sėdi, ar daug sėdi, ar mažai juda, ar plius minus ką valgo, trigliceridai šitą indikuoja. Bet jeigu, tarkim, daugiau mažiau uždegimiškumą rodantis rodikliai yra geri, tai reikėtų atitempti savo šeimos narius irgi į laboratoriją ir pasižiūrėti, koks yra šeimos cholesterolio profilis iš principo. Šiaip visada visiems turbūt rekomenduojama pažiūrėti į tą cholesterolio profilį, todėl kad jeigu šeima, tai arba galimai yra kažkokia genetinė ta predispozicija, arba maistas vienodas. Geras pastebėjimas, bet jeigu savo tėvus atsitempi, kurie jau gyvena 20 metų atskirai nuo tavęs ir tenais gali irgi pastebėti bendrą tendenciją, ar yra kilimas. Nors iš vyresnio amžiaus žmonėms turbūt natūraliai truputėlį būna kilstelės tas cholesterolis. Taip, todėl kad yra apskritai organizme didesnė pažaida visuose organuose ir tai kaip būtinybė irgi cholesterolis yra gaminamas tai pažaidai taisyti. Lygiai taip pat. Bet aišku, reikia stebėti ir dinamikoje, dėl to, kad kuo ilgiau aukštas cholesterolis, kuo daugiau MTL cirkuliuoja kraujyje, tuo jisai daugiau oksiduojasi, tuo jisai tikrai prouždegiminis tampa labiau ir tuo piktesnis čia faktas. Bet už tai reikėtų stebėti dinamikoje ne vieną kartą, kad pasidariau cholesterolio tyrimą ir dabar vertinu taip ir taip. Ne, tai reikia žiūrėti kokią tendenciją, kokios buvo galimai priežastys, dėl ko jis tada pakilo. Stresinis periodas, pavyzdžiui, galėtų būti ar ne. Taip. O kiek laiko verta yra kartotis cholesterolio tyrimus, tą lipidogramą ir tą ApoB, ApoA? Šiaip, kaip mus rezidentūroje mokė, tai kas 3 mėnesius atseit jau turėtų keistis cholesterolis. Bet iš praktikos irgi žiūrint, kartais jisai keičiasi greičiau. Būna kartais, tarkim, tikrai būna labai situacijų arba po kažkokio tai labai intensyvaus, kokio švenčių periodo, tikrai būna pakilimas ir po to po kokių net poros savaičių pakartojus jis būna visai kitoks. Būna tokiu atveju dažnai. Nes medicinoje, sakau, niekada nebūna vienodai, niekaip niekada nesurasi tokios formulės, kuri tiks visiems visada ir bus vienoda, niekada. Labai įdomiai paminėjai, po švenčių, tai reiškia, kad vėl maistas tada, maistas natūraliai laikinai kilsteli ir paskui, kai grįžtame į normalią mitybą, natūraliai atsistato tada viskas, ar ne? Nes tas procentas, kur mes sakėm 15-20, kuris priklauso nuo mitybos, tai mes jeigu mitybą ten visiškai padedam į šoną ir prisifarširuojam saldumynų, tortų, uždegiminių produktų, nežinau, ten majonezų, dar kažko tai natūraliai tada pas mus atsiranda cholesterolio pokyčiai, bet kūnas išsivalo, jeigu jisai funkcionuoja gerai, tai paskui viskas atsistato atgal, ar ne? Taip. Ir dar ne tik tai su maistu, bet ir su gėrimais, ypatingai alkoholiniai gėrimai, kadangi tai irgi yra ne tik tai, kad gliukozė, ne tik tai dėl to, bet dėl to, kad tai yra kepenų pažeidimas. Ir kepenys. Ir kepenys, taip. Pirmą tada užima detoksikaciją užsiema ir paskui ten kitom funkcijom, ar ne? Gerai, ar galim tada pakalbėti apie gėrimus? Čia šiaip tai geras, visai gera tema, nes yra alkoholis, nežinau, yra kofeinas, yra tos pačios sultys. Pasidalinki, kas cholesterolio temoje saugiausia yra gerti ir kas turi kokią nors žalą. Tai šitą, ką tu paminėjai, tai visi turi įtakos cholesteroliui. Kofeinas taip pat, ar ne? Kofeinas taip pat, jisai galimai sukelia šiek tiek streso tą hormoną ir jeigu tai yra per daug organizmui, per daug, jisai gali tiesiog susikelti lygiai taip pat cholesterolį, kortizolį. Tiesiog dėl to. Tai viskas su saiku, viskas visada yra galima. Tai nėra, kad uždrausti kažkam, ne, bet tiesiog reikia turėti saiką. Kaip kartais žmonės sako, ką man daugiau valgyti dėl to, kad ten mano cholesterolis būtų geras.
Sakau, jūs balansuotai valgykit, tiesiog balansuotai. Nereikia valgyti kažko labai daug, nes organizmas turi gauti labai skirtingų medžiagų. Lygiai taip pat ir su visais tais gėrimais. Niekada negali uždrausti ten išgerti puodelį kavos per dieną arba sulčių, jeigu to tai patinka ten, arba kažkokį, ką dar mes ten sakėm, vyno taurę, ne? Nu taip, tai viskas su saiku yra galima visada, bet be saiko, viskas žaidžia, tiesiog tai būna. Gerai, ir tada iš kitos pusės pasižiūrėjus į tai, kad jeigu tu nori normalizuotis cholesterolio rodiklius, tai visai verta yra tada paeksperimentuoti atsisakant, pavyzdžiui, alkoholio, kofeino arba, nežinau, saldžių gėrimų, tarkim, ir tada žiūrėti, kaip kūnas reaguoja, ir ne, galima pasikartoti, nežinau, ten po mėnesio 2-3 tos tyrimus ir pasižiūrėti, ką toks, tarkim, santykinai nedidelis pokytis gali padaryti tavo organizmą, ar ne? Taip, čia iš praktikos, tai irgi mano pacientų yra labai nemažai tokių, kurie, tarkim, dinamikoje grįžta po 3 mėnesių, mes padarom tokį eksperimentą, tarkim, nevartoja to, sumažina visus miltus, visą cukrų, alkoholį, žodžiu, geria daugiau vandens, tiesiog valgo daugiau ten to, kas valo kepenis, tai yra, pavyzdžiui, daržovės, čia nereikia kažkokių labai didelių stebuklų tam, tiesiog mityba truputėlį pasikoreguoja ir per 3 mėnesius, pavyzdžiui, kad cholesterolio rodikliai bent per 1 vienetą arba 1,5 jie nukrenta, tai čia kaip taisyklė tikrai yra tokia. Čia nėra kažkoks tai stebuklas, žodžiu, čia visiškai nestebuklas, ar ne? Ne visiškai čia ir toks labai įdomus faktas, kad iš esmės organizmas truputėlį kaip ir sudėtingas mechanizmas, bet realiai kaip ir labai paprastas. Iš tikrųjų, kai reguliuoji vieną sistemą, tvarkosi visos. Kai išreguliuoji vieną, sutrinka visos kitos paskui. Labai gražus pastebėjimas. Mes esam sistema. Mes niekada nei gydom, nei susargdinam kažkokį vieną dalyką. Mūsų visas kūnas yra reaktyvus ir net ir cholesterolio temai, tu nuo ko ir pradėjai pasakoti, kad cholesterolis realiai reaguoja į tai, kas organizme jau vyksta. Tai nėra, tik tai, nežinau, ten per didelę gamybą ir dabar mums reikia ieškoti, kaip nutraukti. Ar galim pakalbėti apie tai, kada iš tikrųjų verta yra sunerimti? Nes viskas, ką dabar pasakoji, tai tu taip kalbėjai apie tai, kad viskas yra reguliuojama, kontroliuojama, cholesterolis yra būtinas mūsų organizmui, jis pats jį gamina ir jisai atlieka savo funkciją ir tikrai ne visada yra būtina ten jau labai įsitempti ir išsigąsti, pamačius savo cholesterolio rodiklius, bet kada yra verta iš tikrųjų sunerimti. Ir paskui galėsim pakalbėti apie taktikas tada, kaip elgtis ir ką daryti. Ir aš norėsiu, kad mes ir apie vaistus truputėlį pakalbėtumėm, apie mitybą, papildus ir žodžiu gyvenimo būdą apskritai. Bet pakalbam apie tai, kai jau kas galėtų kelti nerimą žmonėm. Tai nerimą, aišku, reikėtų stebėti dinamikoje, jeigu, tarkim, cholesterolio rodikliai visada yra aukšti. Arba visą laiką kyla, arba visą laiką kyla, arba tiesiog yra padidėję nuolatos. Tai nėra normalu. Tai kaip žmonės galvoja, kad, pavyzdžiui, pas mane nuo senai jau yra aukštas cholesterolis ir tai yra mano norma. Ir vis tiek tai reiktų stebėti ir iš tiesų reikėtų tada žiūrėti, nes kaip ir pirmai sakiau, dėl to, kad ta oksidacija tų ląstelių, tų MTL-ų, kurie yra ilgesnį laiką, jų yra greitesnė, didesnė ir ta rizika tampa natūraliai didesnė dėl to. O šiaip tai, kada reikėtų sunerimti, apskritai tai reikėtų turbūt be nerimo ateiti ir pasidaryti tiesiog instrumentinius tyrimus. Pavyzdžiui, kaklo kraujagyslių echoskopija, praminti, tarkim, dviratį gydytojo kabinete, pasižiūrėti, kaip reaguoja į fizinį krūvį, pasidaryti echoskopiją, pasižiūrėti, kaip širdies būklė apskritai, visada stebėti, koks yra spaudimas, kokie yra tie gretutiniai, kokios lygos galbūt yra gretutinės, gal yra kažkoksai insulino pokyčiai, galbūt kažkoksai yra skydliaukės hormonai, kažkas, žodžiu, reikia stebėti save. Nuo kokio amžiaus? Nerimauti, o stebėti save ir žiūrėti ir profilaktiškai pasidaryti tyrimus. Nuo kokio amžiaus tu rekomenduoti? Nes žmonės labai dažnai, nežinau, link 40, jie jau pradeda, čia gal reikėtų kažką pasitikrinti, nes ir, ten, nežinau, onkologijos prevencijos programos prasideda dar kažkas, tai, žinai, jau taip kaip peržengia į tą antrą gyvenimo pusę, žmonės tik pradeda rūpintis ir žiūrėti. Nuo kokio amžiaus šiaip tu rekomenduotum suaugusiems žmonėms, savarankiškai gyvenantiem, jau tikrinti šitus dalykus, įskaitant ir instrumentinius tyrimus, kaip tu pavadinai, kad prasiechoskopuoti kaklo kraujagyslės? Šiaip manau, kad vertėtų nuo maždaug 30. Aha. Todėl, kad kuo toliau, tuo ankstyvesnės tos ligos dabar stebimos.
Tikriausiai yra ir gyvenimo tempas didesnis, ir stresas didesnis, ir judėjimas yra mažesnis, ir maisto kokybė yra visai kitokia, negu būdavo anksčiau. Anksčiau būdavo tas maistas, kurį valgo žmogus, jisai būdavo kokybiškesnis negu dabar. Dabar yra, pavyzdžiui, žmogus tradicinis, tarkim, kuris ateina į kliniką, yra toksai, kuris skuba, lekia, įsiterpia kažkokią 1 valandą ateiti pas gydytoją pasitikrinti ir jeigu viskas ten yra dar daugiau mažiau normalu, tai jisai varo toliau ir varys taip tol, kol jau tada gal kažkada vėl sugalvos ateiti, bet ne tai, kad keis kažką, dažnai būna taip, kad ne tai, kad keis, bet būna žmonių grupė tiesiog, kad jeigu pasakai, kad viskas dar yra gerai, vadinasi, jis gali varyti toliau. Ir tas toksai dalykas, kiti aišku būna visai priešingi, kiti ateina jau kažkokį taip pasiekę lūžio tašką, kur sako arba keičiu kažką, arba jau į kapus nueisiu, tai būna ir taip. Bet žodžiu, nekalbu apie simptomatiką. Jau kai jaučia žmogus simptomus, tai jau faktas, kad jau sunerimti reikia, jau tada pilnas ištyrimas yra būtinas, jau čia ne tik tai echoskopijos, ne tik krūvio tyrimai, bet tada jau ir kompiuterinė tomografija arba koronarografija ir tada jau žiūrim arba apie išvis galbūt medikamentinį rimtą gydymą arba intervencinį gydymą, jeigu to reikia. Galima derinti ir tą, ir gyvenimo būdo pokyčius, ir visą kitą gydymą, jau jeigu to reikia. Čia kai realiai atsiranda pakitimai kraujagyslėse, ar ne? Ir nežinau, ten sunkiau kvėpuoti, nebepavyksta kardio kokios nors treniruotės, neužlipam laiptais, kokie dar gyvenimiški gali būti. Čia dažniausiai tokie skundai tai būna, kad sumažėja įprastinis fizinio krūvio toleravimas, kuris iki tol buvo normalus. Kad tarkim kažkiek tai darant tą patį, ką anksčiau, užspaudžia krūtinę, tas skausmas tarsi toksai jau kaip bukas, toksai sunkumas ant krūtinės arba koks maudimas, kartais plinta į ranką, į žandikaulį būna, į kairę pusę ir į nugarą, į riešą. Būna taip, toksai būna toks skausmas ir jisai užeina nuo fizinio krūvio ir susilpnėja nutraukus fizinį krūvį. Toks yra pirmas simptomas, čia krūtinės anginos simptomai. Ne koks durintis, ne kažkoks ten užeinantis ramybės metu, ne lovai gulint. Jisai nuo fizinio krūvio užeina, sustiprėja, nutraukus susilpnėja. Čia pirmas požymis, kad yra jau kažkokia kraujagyslių pažaida. Kitas dalykas – dusulys. Pavyzdžiui, ypatingai jeigu yra cukrinis diabetas arba, pavyzdžiui, tarkim, šiaip gliukozės toleravimo sutrikimas, gali nebūti skausmo. Gali net didžiausiam pažeidimui kraujagyslės esant nebūti skausmo. Tai gali būti tik dusulys, pavyzdžiui. Arba sutrikti ritmas. Irgi kaip variantas. Irgi galimas daug tokių simptomų, kurie jau yra rimti ir kurios reikia tada jau būtinai žiūrėti ir tada jau be medikamentų faktas neišsivers. Jau čia ne gyvenimo, jau ne maistą keičiant, aišku, ir keičiant maistą. O kokia dalis padidėjusio cholesterolio, pavyzdžiui, gali būti paveldimumo dėka? Yra homozigotinė ir heterozigotinė formos, tos jau tokios rimtos šeiminės dislipidemijos, jau čia tos, kurios jau reikalauja būtinai gydymo ir jeigu, tarkim, yra heterozigotinė forma iki 13% didėja rizika nuo bendros populiacijos, o jeigu homozigotinė, tai apskritai apie berods 50%, kad, žodžiu, labai jauno amžiaus žmonėm gali įvykti infarktas, labai jauno žmonė. Oho, o tas heterozigotinė forma ir monozigotinė forma, kaip čia išsiaiškinti, čia irgi tyrimus atlieka jau kardiologai, pas tave galima pasirinkti? Ne, čia jau yra visai kitokie tyrimai, jau čia genetiniai tyrimai, jau čia paprastose klinikose tai nėra atliekama. Kardiologas siunčia pas genetikus tada, ar ne? Taip, jo. Bet tokie, aišku, žmonės, jų nėra daug. Čia nėra daug. Dažniausiai ta paveldima, jeigu taip jau daugiausiai sako, kad pas mus visus ten tokia problema, pavyzdžiui, cholesterolis. Reikia žiūrėti, koks yra maistas toj šeimoj, todėl kad galimai tai yra užauginti, pavyzdžiui, vaikai ant blynelių su uogiene ir tai dėl to yra toks paveldimumas, nes visi valgo tą patį. Bet čia jau, nes genetika jau yra kitas atskiras dalykas, čia jau visai kito lygio liga ir čia tiesiog jie jau atskira istorija, atskirai gydoma, atskiri vaistai skiriami, jau čia jau visai kitas dalykas. Čia nėra, kad sako, pas mane yra paveldimumas. Tai jeigu paveldimumas, sakau, tai jau čia genetiškai reikėtų žiūrėti visai kito lygio dalykus. O šiaip reikia peržiūrėti savo gyvenimo būdą pirmoje vietoje. Gerai, gyvenimo būdą peržiūrėti pirmoje vietoje, žmonės iš savo prigimties šiaip yra žiauriai tingus ir norėtų, kad būtų vaistukai, papildukai, nežinau, dar kažkas, nes net jeigu ten duodi pakvėpuoti, pasimankštinti, tingi. Norisi kažkaip kitaip šitą susimažinti, bet kokios šiaip yra taktikos cholesterolio mažinimo gyvenimo
gyvenimo būdas ir kokiu mes dar turim? Tai turbūt, kadangi pagrindinis žmogaus sveikatos dalykas ir ligų dalykas yra gyvenimo būdas, pats pagrindinis, nes genetika yra tik 10%, ten kokie vaistai, medikamentai yra vėl 10%, aplinka 20%, o šiaip gyvenimo būdas, viso tai didžiausia dalimi yra dėl gyvenimo būdo. Tai reiktų peržiūrėti, kame yra dalykai, ar žmogus nepakankamai ilsisi, ar nepakankamai gerai sveikai valgo, ar rūko, ar neturi kažkokio tai lėtinio streso, kaip ir minėjom visą šitą dalyką, susižiūrėti, kame yra dalykai. Jo, ar nėra, ar nėra kažkokio tai šito vartojimo alkoholio, kaip pavyzdys, ne? Kaip, tarkim, kad ir sako, aš sakau, vartojate alkoholį, sako, kaip visi. Tai tas kaip visi yra labai skirtingos normos. Vieni nevartoja visai, kiti vartoja labai daug, tai kur tas visi? Tai va, peržiūrėti, kas va, būtent tam žmogui yra, kame dalykai. Pavyzdžiui, buvo labai įdomi situacija, buvau ne per seniausiai Tenerifėje ir buvau susitikus su viena moterimi, kuri mane būtent irgi pakvietė pakalbėti cholesterolio tema. Ir aš sakau, kaip vienas iš variantų, sakau, pas mus Lietuvoje yra labai daug to streso, lėtinio streso ir sakau, yra perdegimo labai daug. Sakau, tikriausiai šitoj šaly čia taip nėra. Jis sako, ne, pas mus, sako, perdegimas tik nuo saulės. Fainas pasakymas labai. Tai va, tai pavyzdžiui, tai ir ten, ta prasme, va, labai reikia atsirinkti, kas tam žmogui konkrečiai yra aktualu, todėl kad cholesterolius kyla labai skirtingus dalykus reaguojant. Gal ten alkoholio per daug, ne, pavyzdžiui, galbūt toj, ne, vietoj. Bet va, perdegimo, pavyzdžiui, Lietuvoje daugiau. O šiaip žiūrėk, geras čia yra klausimas, saulės perdegimas, tai irgi yra pažaida. Ar žmonės, kurie, pavyzdžiui, nežinau, ten vaikšto į soliariumus kiaurus metus, ar gali pas juos būti padidėjęs cholesterolis? Tai viskas, kas yra nenatūralu organizmui ir gali sukelti bet kokią pažaidą, lygiai taip pat gali sukelti cholesterolio padidėjimą kaip reakcija į tai. Labai įdomu. Nes tada iš tikrųjų tu turi pergalvoti daugybę dalykų, ką tu darai, ne tik alkoholis, rūkymas, maistas ir sėdimas, nežinau, darbas ir paskui sėdimas poilsis, nes žmonės ir tą kartais daro sėdimai. Žiūrėk, Sigita, dar vienas klausimas. Nes statinai dabar yra tokie dvi tokios stovyklos ir per vidurį labai sunku yra kažką tai surasti. Nes vieni sako, statinai 100% reikia juos vartoti, nes tai yra vienintelis būdas realiai sumažinti cholesterolio kiekio, kiti sako, jų šalutiniai poveikiai ir visoms kitoms kūno sistemoms tokie dideli, kad darykit viską, kad tik nereikėtų vartoti statinų. Ar gali pasidalinti tu labai paprastai, kas per vaistai apskritai yra statinai, tarsi, kaip jie veikia ir koks jų realus poveikis yra teigiamas ir koks jų realus poveikis yra neigiamas. Vat, kad taip suprastumėm, nežinau, objektyviai apskritai, kas tai yra, nes labai daug kas supranta tik tai kaip žodį ir tada vat, yra arba baimė, arba tas pasitikėjimas pilnas. Tai kaip ir kiekvienas vaistas, jisai turi būti pasvarstytas labai gerai, ar jį tikrai reikia skirti, ar be jo tikrai dar galima gyventi. Kartais yra situacijų, kai jisai be jo jau tiesiog yra nesaugu gyventi ir kai jį skirti yra didesnė nauda nei kad rizika. Tik aišku, reikia turėti omeny tai, kad jisai gali, jeigu jisai pradedamas vartoti, jisai turi būti vartoti, tęsti jau visą gyvenimą. Ir būna žmonių tokia grupė, ką labai turbūt svarbu būtų akcentuoti, kad, pavyzdžiui, jeigu yra išrašytas statinas ir žmogus jį nusipirko ir pavartojo 1 mėnesį ir nutraukė. Tai yra labai didelė rizika dėl to, kad statinas veikia per tokį fermentą, toks keiksmažodis yra HMG, CoA reduktazė, tai yra toksai, taip, inhibitor, žodžiu, toksai fermentas, kurio jį slopina. Kai slopina tą fermentą, slopinasi ta gamyba, sintezė mažo tankio lipoproteinų. Dėl to mažėja cholesterolis, dėl to mažėja lėta rizika ir toks yra jo veikimas. Aišku, kadangi tas fermentas būna užblokuojamas staiga, tikrai staiga labai sumažėja cholesterolis, bet jeigu žmogus jį staiga nutraukia, jisai pajunta laisvę ir iškyla. Gali būti labai smarkus iškilimas to cholesterolio, labai didelis ir labai pavojingas tuo metu, kai jisai taip staiga pakyla. Tai va šitą reikėtų atsiminti, kad jeigu jau pradėtas vartoti statinas, tai bet tik su gydytojo priežiūra irgi jo dozę, jeigu jau ten išeitų taip, kad žmogus norėtų jį nutraukti, jokių būdų pats staiga nutraukto negalima daryti, niekada negalima. Čia labai svarbu.
Toliau, kas apie tuos vaistus, tai taip, jie kadangi veikia per tą, inhibuoja tą fermentą, kuris atsakingas ne tik tai už MTL gamybą, ne tik už to mažo tankio lipoproteinų, jisai taip pat atsakingas už vitamino D apykaitą, jisai atsakingas už lytinių hormonų, jisai atsakingas už tulžies rūgščių visą apykaitą, už visą tą daug dalykų atsakingas lygiai taip pat, ir kadangi jisai yra nutraukiamas, jisai slopinamas, tai reikia tada labai labai žiūrėti, koks yra tas vitaminas D, todėl kad jos stoka gali sąlygot labai rimtus pažeidimus organizme, labai labai rimtas pasekmes turėti. Reikia gerti tada labai dideliam dozėm omega 3. Bet čia aišku galima gerti ne tik tai geriant statiną, bet ir norint negerti statino. O kas yra labai didelės dozės omegos 3? Tai yra 3-4 gramai parai. Nes rekomenduojame šiaip 1,5 gramo, man atrodo, yra parai. Tai tokia terapinė dozė yra 3-4 gramai. Irgi tokia būna labai dažna situacija, kad, pavyzdžiui, žmogus sako, aš geriu omega 3, bet sakau, kokia yra dozuotė. Jis sako 500 mg. Tai sakau, jums reikia 6 tada kapsulių dieną. Tai žodžiu, jeigu yra vartojami statinai, būtina sekti vitaminą D, būtina vartoti 3-4 gramus suminio ten DHA ir EPA. Taip, tada reikia būtinai irgi žiūrėti kofermentą Q10. 200 mg parą yra kaip būtinybė tada. Daug, 200 gramų, aš dabar galvoju, pas mus papildai turbūt būna po 100 mg irgi ten, ar ne? Taip, nuo formos dar priklauso. Taip, ir nuo formos, ir nuo firmos, bet esmė, kad 200 yra ta terapinė dozė, nes irgi reikia visada žiūrėti, jeigu perkant maisto papildus, tai kad pirkti tiek, kiek jo reikia, o ne vartot belę vartot, nes tai yra tik placebo efektas. Kam reikalingas kofermentas Q10 yra statinų kontekste? Tai kofermentas Q10, jisai antioksidantas, jisai yra labai svarbus. Toliau, jeigu kalbant apie statinų poveikį, kuris būna kartais nepageidaujamas, tai irgi būna raumenų skausmai, nes veikia per kreatinkinazę, po to būna virškinimo negalavimai, dėl to, kad tulžies rūgščių apykaita kenčia nuo to. Taip pat būna nervų sistemos visokie būna kaip smegenų rūko tarsi tokie simptomai. Sako, aš neatsimenu nieko, lyg ne mano smegenys. Kažkaip, sako, ne taip jaučiuosi. Būna tokie simptomai. O būna jokių nebūna. Tiesiog būna, kad nebūna jokių. Taip pat būna dar kas ko nepaminėjau, tai reikia labai žiūrėti, kokie yra kepenų fermentai, todėl kad gali labai veikti kepenų funkciją. Tai tiesiog tas turi būti stebima būtinai. Tai reiškia silpninti kepenų funkciją, tai mažėja fermentų? Didėja kepenų fermentai, taip. Ir jeigu skaitoma, kad jeigu padidėja ten kelis kartus, tai jau reikia labai peržiūrėti dozę. Jeigu padidėja labai nedaug, ten vienetais, tai nieko daryti dėl to nereikia, bet jeigu padidėja keliais kartais, tada jau reikia labai arba žmogus jau, tarkim, keičia į kitą vaistą, tarkim, į neįstatiną, ten būna dar ezetimimas, dar būna kiti vaistai, niekuojami jau naujos kartos vaistai. Tai būna tokie dalykai, būna vaistų deriniai, kad, tarkim, maksimalia toleruojama doze skiriami, gali būti kaip derinyje skiriami ir aiškus kartu su visais ten tais maisto papildais ir gyvenimo būdų ir fizinių krūvių ir derinama visa tai. Nes būna taip, kad žmonės tiesiog, pavyzdžiui, dėl šalutinių poveikių tenka mažinti arba netgi nutraukti tą statiną, bet būna ir taip, kad jie metai iš metų geria ir nieko nejaučia. Būna ir taip. Bet metai iš metų jau privalai iki gyvenimo galo ir vartoti. Čia turbūt svarbiausias yra dalykas, ką reikia suprasti, priimant sprendimą apskritai vartos statinus. O tada kitas klausimas yra, kada be statinų nebeišsiversim? Tai tada, kai yra labai didelė rizika tų įvykių, kai yra jau arba pažaida jau buvusi infarktas, insultas, tai jau nebeišsiversi. Ta prasme, jau čia nenori, jau tai kaip taisyklė reikia. Kai jau yra buvęs įvykis kažkoks, tai ar ne? Tai čia jau 100%, jau čia be to niekaip. O jeigu aterogeniškumas yra fiksuojamas, nežinau, per echoskopiją, tarkim, nedidelis, bet yra kažkoks fiksuojamas, tai ką tada daryti? Nes statinus siūlo labai greitai šiaip tai. Tai čia yra tas diskutuotinas toks labai klausimas, nes kaip ir gydymo gairės sako, kad jau jeigu yra didelė rizika, jau jeigu yra kažkokia pažaida, tai būtinai statinas jau čia jisai privalomas. Tai žinoma, gydytojui pats lengviausias dalykas yra išrašyti receptą. Nieko lengviau nebūna, mes tą išmokstam dar universitete, net ne rezidentūroje, mes išmokstam rašyti receptus. Taip, ir po mėnesio pakartoji tyrimą, veikia, tęsiam toliau statinus. Jo, veikia ir arba būna, kad tęsiam toliau, arba žmogus nutraukė, nes gerai susitvarkė, tai irgi reikia turėti žinių ir paaiškinti žmogui, nes labai dažna situacija, kad žmogus
nesuvokia ir nėra informuojamas apie tai, kad jeigu yra geras cholesterolis, tai yra vaistų fone ir kad jo nutraukti negalima dėl to, kad jisai iškils, pavyzdžiui. Tai va, tai vat, tai yra tas menas, va čia yra gydymo menas, mokėti suvokti tą ribą, kada jau būtina skirti vaistus ir tada, kai dar galima visaip išsiversti. Būna situacijų, kai jau, tarkim, visais instrumentiniais tyrimais mes jau matom kažkokį pažeidimą, bet žmogus, tiesiog jisai kategoriškai atsisako vaistų, tai yra jo pasirinkimas, tada nieks už jų nesuvalgys, bet irgi jau gydytojo atsakomybė juos paskirti ir tai tiesiog paaiškinti, kokia yra rizika ir kokia yra nauda ir žala negeriant arba geriant vaistus. O tarkim, statinų poveikis vyrams ir moterims yra plius minus vienodas, ar yra kažkokių tai skirtumų, ką verta žinoti skirtingoms lytims? Priimant sprendimą, irgi vartoti statinų. Šiaip tai, kadangi vis tiek per tas pačias sistemas veikia, tai nėra, kad nepastebėjau, kad būtų kažkuriai lyčiai labiau. Tai labai panašiai. Labai panašiai nėra kažkokio reikšmingo skirtumo, kad būtų dėl lyties. Dar vienas momentas, ko nepaminėjau, irgi turbūt būtų labai svarbus, tai yra tai, kad kai kurios statinų formos gali sukelti hiperglikemiją. Taip. Todėl, kad irgi... Tai čia diabeto rizika tada? Taip, čia yra diabeto rizika ir yra tam tikros statinų rūšis, kurios veikia į gliukozės apykaitą labiau ir kitos yra mažiau. Taip, kad galima bandyti truputėlį netgi statinų fone pakoreguoti iš vieno statino į kitą, dėl to, kad vieni labiau veikia gliukozę, kiti mažiau veikia gliukozę. Irgi lygiai taip pat reikia pasitart su gydytoju ir žiūrėti, stebėti savo gliukozę, vartojant statinus, dėl to, kad irgi viena iš cholesterolio jų tų funkcijų yra mažinti gliukozės kiekį kraujyje, versti tai į riebalus. Ir ta būtent ta funkcija irgi jinai yra užblokuojama ir tada hiperglikemija atsiranda didesnė kraujyje. Nes iš gliukozės nepagaminami yra riebalai. Taip, neverčia į riebalus, taip. Aha, labai įdomu. Dabar apie papildus dar pasikalbėkim, nes būna taip, kad, tarkim, irgi patys gydytojai rekomenduoja pačioje pradžioje, čia jau, sakau, nekalbant apie tai, kad bazę siūlymas yra susitvarkyti iš pradžio gyvenimo būdą, bet žmonės vieni klauso, kiti neklauso. Tai gydytojai irgi prieš eidami prie vaistų būna, kad rekomenduoja papildus. Ten, pavyzdžiui, yra tas pats Terolip, turbūt vienas dažniausiai, kuris ten irgi visur skamba ir reklamuojamas ir taip toliau. Koks tavo požiūris yra į papildus apskritai? Šiaip turbūt nenorėčiau gal minėti firmomis tų papildų, nes tai vis tiek, bet... Sudedamosiom dalim tada galime. Sudedamosiom dalim, pavyzdžiui, tarkim, yra tam tikrų, tarkim, monokolinas K, kuris veikia irgi panašiai kaip statinas per tas pačias sistemas. Jisai gali turėti irgi tiek panašų teigiamą poveikį, tiek neigiamą poveikį panašų į statinų, dėl to, kad veikia lygiai per tą pačią reduktazę, per tą fermentą. Tai labai retai aš esu pastebėjus, kad turėtų žmonės tiek teigiamą, tiek neigiamą poveikį. Labai retai, tai būna retai. Tai būtina derinti vis tiek su gyvenimo būdo pokyčiais. Taip. Vien tik tai piliulė papildų jinai nepadės. Būdu. Šiaip tai apie monokaliną labai įdomi yra, nes ne vienas žmogus iš auditorijos, kai aš pasakiau, kad mes kalbėsim apie cholesterolį, užklausė apie monokalino K žalą papilduose. Nes iš kitos pusės pas mane yra įkritęs ir tyrimas, jis naujas yra vienas naujausių 22 metų birželis. Ir irgi buvo kalbėta apie taip, kad monokalinas K, kaip tu ir sakai, jisai turi teigiamą poveikį per ilgą vartojimo laiką, bet jisai panašią žalą sukelia irgi ten įskaitant ir raumenų skausmus ir cheminius pokyčius organizme. Bet ar verta tada pasižiūrėti papildų sudėtį ir jeigu juose yra monokalino K, dėti juos atgal į lentyną vien dėl to, kad tiesiog gali būti su jais žala, nepaisant to, kad kraujo tarsi rodikliai cholesterolio galėtų pagerėti? Tai su papildais toks yra momentas. Vienas dalykas, papildai yra maisto papildai. Tai nėra vaistai, kurie veiktų labai stipriai organizmą ir tai nėra kažkokia... Dažniausiai jų visas poveikis yra silpnesnis negu bet kokių vaistų. Taip, kad net jeigu ir juos pavartoti, bet irgi vartojate, aišku, ilgą laiką, nes jie per trumpą laiką iš vis jokio poveikio neturės, nei teigiamo, nei neigiamo. Bet netgi iš praktikos žiūrint, tai labai netgi ilgą laiką vartojant tuos maisto papildus, kažkokių laboratorijos normų pokyčių didelių nebūna.
Būna vienetai, kam, labai retai. Bet tai greičiausiai būna dar dėl to, kad žmogus imasi ir kitų priemonių tuo pačiu metu. Tai jisai ir įveda fizinį aktyvumą į savo dieną, ir jisai įveda savo, peržiūri, ką jisai valgo, jisai susitvarko kažkiek savo gyvenimo būdą ir tiesiog kartu kaip vieną iš variantų dar pasiema kažkokį maisto papildą. Ir tai greičiausiai yra suminis rezultatas viso komplekso, o ne vien tik tai vieno kažkokio maisto papildo. Nes visada, nepaisant to, ar žmogus jau imasi vartot vaistus, ar dar nesima vartot vaistų, vis tiek dozė turėtų būti koreguojama pagal tai, koks poreikis yra tai dozuotei. Kuo yra žmogaus pastangos įdedamos didesnės savo paties, tuo mažesnė vaisto dozė bus reikalinga. Tai čia lygiai tas pats kaip ir ar su maisto papildais, ar su vaistais, niekas sveikos mitybos ir fizinio krūvio nepakeis. Taip, pirmiausia, reikia bazę susireguliuoti ir iš tikrųjų aš labai daug ekspertų jau skirtingomis temomis esu kalbinus ir, pavyzdžiui, net ir būna žmonės irgi klausia, tai kokių čia papildukų pagerti, kad geriau miegočiau, kokių papildukų pagerti, kad nežinau, streso atsparesnis būčiau ar dar panašiai. Visą laiką bazė yra gyvenimo būdas. Miegas, judėjimas, poilsis ir tinkama mityba, kuri patenkina tavo kūno poreikius ir visi papildai turi keliauti šalia, tik tai kaip pagalbiniai ratukai, bet ne kaip pagrindinė priemonė, kad tarsi aš atsisakau daryti dalykus, bet už mane, tegul padaro kažką tai piliulę. Tai gal aš apie tos papildus ir klausiu, nes šiandien mūsų epizodo rėmėjas yra 3C Pharma ir 3C Pharma, jie yra, kaip itin aukštos kokybės funkciniai maisto papildai, kurie turi laboratoriškai įrodytus terapinius poveikius. Ir tu irgi minėjai prieš tai, kad labai svarbu yra cholesterolio temoje suprasti, kad turim rūpintis ir antioksidantais irgi. Dėl to, kad mes turim rūpintis, kad organizme kaip įmanoma būtų mažesnė oksidacinė pažaida ir tiek bendrai nuo visų tų toksinų, kuriuos mes gauname iš aplinkos ir su maistu, ir su stresu, ir su sėdimu gyvenimo būdu, ar nedaug dievė kažkas dar ir iki šiol rūko, nors mano aplinkoje rūkančių yra labai mažai. Bet galim kūnui padėti per maistą ir galim kažkiek padėti per papildus irgi. Ir aš pati, kadangi 3C Pharma turi pakankamai daug asortimento papildų pas save, tai aš pasižiūrėjau, ką jie turi cholesterolio temoje ir iš čia irgi atnešiau ir mačiau, kad irgi prieš epizodą truputėlį pasižiūrėjai į Liposterol Fort papildus ir jų šiaip sudėty nėra to monokalino K. Jie veikia visiškai kitaip, bet ten yra patentuota ta formulė ir turi labai stiprų antioksidacinį efektą ir jie turėtų skatinti riebalų apykaitą apskritai organizme. Tai reiškia, turėtų padėti kepenims metabolizuoti riebalus ir truputėlį turėtų padėti subalansuoti irgi cholesterolį patį. Tai reiškia, kad tuos trigliceridus ir MTL turėtų pamažinti ir padidinti DTL, kas yra gerasis cholesterolis. Bet vėlgi čia yra tas antioksidantas, kuris pagrindinį efektą ir sukuria. Ir mes tada turim turėti gerą mitybą, plus tada galime vesti maisto papildus ir tada galim žiūrėti, kad kažkoks pokytis vyksta ar nevyksta, ar ne? Visiškai sutinku, nes maisto papildai irgi kartais būna kaip labai gera priemonė šalia viso kito dar padėti savo. Sakau, tai apie 15 gal procentų panašiai galimai savo padėti dar. Tai čia viskas tvarkojo ypatingai su oksidacinė pažaida, tai faktas, kad irgi bet kokią formą ją reikia mažinti. Ir lygiai taip pat dar paminėčiau turbūt dar vieną labai tokį įdomų dalyką, kad sutvarkyti mikrobiotą lygiai taip pat. Irgi. Žarnynas. Super, gerai, pakalbam apie tai. Žarnyno sveikatos įtaka cholesterolio rodikliams ir ką turim žinoti, ką turim suprasti, kaip turim rūpinti savo žarnyno sveikatą pagal kardiologę Sigitą. Tai kadangi žarnynas antros smegenys, tai labai turim rūpintis, tai atsakinga ne tik už cholesterolį, lygiai taip pat, kaip ir minėjau, kad tai yra viskas susiję, organizmas vienas. Tai tai lygiai taip pat, kokia yra mūsų mikroflora, toks mūsų imunitetas, tiek mūsų puola visi kenkėjai kažkokie, tai tiek toks yra mūsų mentalinis iš tikrųjų tas visas stabilumas, tai viskas susijęs su tuo taip pat. Ir mūsų visi laimės hormonai, ne visi, bet labai didelė dalis mūsų laimės hormonų irgi, apie 90% serotonino, jeigu gerai atsimenu, gaminas irgi žarnyne, tai mes, kai ten, nežinau, polinkis į depresiją, jeigu yra, tai reikia be galo rūpintis irgi tuo, ką valgai, kaip valgai ir kad
maitintum savo Savo gerasis, taip. Čia dar buvo toks įdomus momentas, kadangi aš irgi, kai ruošiausi podcast'ui, peržiūrėjau dar tokias įdomesnės priežastis, kas sukelia tą lėtinį pažeidimą. Tai tarkim, vienas iš tų dalykų yra irgi ir socialiniai veiksniai, tai yra pavyzdžiui vienišumas arba kažkoks toksinė aplinka. Tai irgi lygiai taip pat jau yra įtraukta į tą žeidžiančių veiksnių sąrašą, pavyzdžiui. Toksinė aplinka tai yra, pavyzdžiui, toksiniai santykiai darbe, šeimoje ir panašiai, ar ne? Tas, kas sukelia realiai stresą mentalinį, tas sukelia ir fiziniam kūne pažeidimą. Sigita, tu kalbėjai apie mano pastarąsias dienas. Aš pastarąjį mėnesį iš tikrųjų turėjau labai įtemptą ir irgi būtent asmeninėje aplinkoje turėjau labai tokių didelių gyvenimo sukrėtimų, pokyčių ir viso kito. Ir iš tikrųjų man tai tiesiogiai pasireiškia per kraujo rodiklius. Ir man irgi gydytoja pasakė, sako, kas iš tikrųjų vyksta tavo gyvenime, ar gali pasidalinti. Ir aš tada pasidalinau, kad yra tokių įtampų, sako, viskas matosi. Sako, viskas pasimatė, nes sako, taip gražiai. Aš kai kurios dalykus tvarkiausi, sako, gražiai viskas pas tave tvarkėsi. Ir sako, dabar aš atinu ir sako, aš matau kai kuriuose taškuose, kurie yra tiesiogiai susiję, sako, su santykiais. Sako, su asmeninė aplinka. Sako, tai kas labiausiai kerta, sako, aš iš karto viską matau. Kraujo tyrimai rodo tai, taip. Jo, čia yra šakės. Aš tai taip net atsilošiau, atsisėdau ir sako, priimk sprendimus. Galvoju, labai įdomu. Labai svarbu. Jo, labai svarbu. Tai čia šiaip iš tikrųjų nauja plotmė atsidaro, nes mes ką kalbėjome apie tokius fizinius dalykus, ką tu gali savo aplinkoje keisti, bet socialinis aspektas jisai daro didžiulę įtaką tavo bendrai visai sveikatai. Čia vėl ne tik cholesterolio tema, bet viskam. Tam pačiam ilgaamžiškumui, grožiui, gebėjimui būti ten kūrybiškam, laimingam ir panašiai, ar ne? Visiems dalykam. Gerai, pabaigai noriu tada kažkokių iš tavęs labai konkrečių patarimų. Ką žmogus gali daryti, norėdamas pabandyti susireguliuoti savo cholesterolio lygį per gyvenimo būdą. Tai nežinau, kai mes sakom daugiau judėti arba sportuoti, koks sportas ir kokiu dažnumu tai turėtų būti daroma ir ar kaip stipriai turėtų būti intensyvinama per periodą, kaip save sekti šito vietoj. Mityba, nežinau, protarpinis badavimas, nereikia protarpinio badavimo. Kaip turi atrodyti daugiau mažiau racionas, kas jame turi būti ir kas jame neturi būti. Dienos režimas, pavyzdžiui, kaip jisai turi atrodyti. Kas yra tas gyvenimo būdas, kurį reikėtų susitvarkyti ir, tokie pakankamai aiškus praktiniai receptai, kur žmogus galėtų sakyti, viskas, nuo šiandien aš jau einu pasivaikščioti 1 valandą greitesnių žingsnių, kad laikrodukas man rodytų ten zone 2, kad aš esu, pavyzdžiui. Kaip pasidalinki tokiom įžvalgom, kur mes galėtumėm tokius praktinius išsinešimus turėti? Tai turbūt kaip pagrindinis dalykas, tai savo dienoje darbo ir poilsio režimas pirmoje vietoje, kad miego kokybę ir trukmę užpildyti tikrai, kad būtų 7-8 valandos miego. Tai vienas iš pačių svarbiausių dalykų visam tvarkymui organizmo. Toliau, kad būtų tas, kas dienoje yra fiziškai aktyvu, iš pradžių reikėtų žiūrėti, kiek tas žmogus apskritai anksčiau yra sportavęs, koks fizinis pajėgumas. Čia yra tiesiog kiekvienam labai individualus dalykas, bet jeigu žmogus tiesiog niekada nėra sportavęs ir norėtų pradėti, tai pradžioj reikėtų tiesiog eiti tarsi visur skubėtum, bent valandą per dieną. Ta prasme, kiekvienos dienos fizinis aktyvumas, ne tai, kad 3 kart per savaitę. Yra tokios gairės, tarsi ten 150 minučių ten per savaitę, bet man atrodo, tai yra labai nesąmonė. Apskritai, tai yra kiekvieną dieną mes valgom, tai kiekvieną dieną reiktų ir pajudėti. O kai sakai apie 1 valandą sportaus ėjimo, lyg tai kažkur tai vėluotumėm, čia nenutraukiamo. Nenutraukiamo, taip. Ne tai, kad rinkti per dieną biškį nuėjau iki mašinos, biškį nuėjau iki tos vietos, bet realiai, kad pulsas padidėtų bent į kokių 120, tarkim, tai būtų jau treniravimas kraujagyslių sistemos, tai jau būtų į naudą. Toliau reikėtų didinti fizinį aktyvumą palaipsniui ir įvesti treniruotės su svoriais. Tai yra irgi labai svarbus dalykas, kad 2-3 kartai per savaitę būtų tobula įvesti treniruotės su svoriais. Tai visai apykaitai, tiek gliukozės apykaitai, tiek visiems hormonam laimės ir visiems kitiem dalykam, tai yra labai svarbu ir ilgaamžiškumui ir tiek visiems rodikliam. Kiek laiko pusvalandžio treniruotės užtenka ar ne? Kiek reikia dirbti su svoriais? Priklauso nuo tų svorių, priklauso nuo pakartojimų, priklauso nuo fizinio parengtumo, nuo visko priklauso. Tai reikia save stebėti, save žiūrėti ir iš tikrųjų pradėti, jeigu taip jau sportuoti, geriausiai yra bent jau pasitarti su kažkokiu tai treneriu, bent jau pradžią pasidaryti.
daryti, kad tai būtų adekvatu. Ir apskritai būtų gerai žinoti savo išeitinę tą visą poziciją, tarkim, su krūvio tyrimu, pasižiūrėti, koks yra pajėgumas, koks yra galimybės, prie kokio pulso yra, ar nėra, neatsiranda kokie pažeidimai, ar kokie pakitimai kardiogramoje, ar neatsiranda žiūrint, jeigu, tarkim, stebint kardiologo kabinete, mes matom, kokiam esant pulsui, kaip kyla spaudimas, kaip jis leidžiasi, kaip tvarkosi. Teisingai, nes savarankiškai dar gali prisidaryti žalos. Mes ką pačioje pradžioje kalbėjom, kur aš taip nustebau irgi, kur tu pasakai, kad per nelik didelis krūvis, jis iš tikrųjų gali kaip tik neigiamai veikti cholesterolio rodiklius, dėl to, kad tai yra per nelik didelis uždegimas. Stresas per nelik didelis ir tada kūnas ten ieško, kaip jam šitą susiremontuoti. Bet šitą turbūt aš norėčiau dar akcentuoti, kad per didelio fizinio krūvio, tai turiu omeny tik atletai. Čia ne tai, kad žmogus, čia ne tai, kad paprastas žmogus, kuris sportuoja dėl sveikatos, jis neturės tokio per didelio fizinio krūvio. Čia yra apie tos atletus, kurie turi ten 4 treniruotės jėgos per dieną ir, tai čia apie Supratau. Tai. Liuks, labai gerai, kad patikslinai, tai žodžiu, jokių pasiteisinimų. Jokių pasiteisinimų. Su fiziniu krūviu nėra pasiteisinimų. Žmogus sukurtas judėti. Toliau yra aišku apie ką, apie mitybą. Tai taip, tai kad mityba sveikais produktais. Kaip čia vienam kas tinka. Kas yra sveiki produktai? Tas, kas pamaitina kūno, kas ląsteles pamaitina, o ne tik įdeda tuščias kalorijas į jas. Tai kaip mes ir kalbėjom, kad kuo mažiau angliavandenių, kuo mažiau ten tų visų paprastųjų angliavandenių, visų cukrų visam pavidale, fruktozė, gliukozė ir visos skystos kalorijos, lygiai, viskas tas, kas įeina į angliavandenių savoką. Galiu šitoje vietoje pabandyti patikslinti dalykus, nes, pavyzdžiui, aš, kai svarstau, irgi produktas sveikas ar nesveikas, arba naudingas, nenaudingas, aš kartais stengiuosi tai apibrėžti kaip maisto produktas natūralia savo forma. Ta prasme, taip, kaip mes jį randam natūraliai gamtoje, be sudėties. Nes jeigu jau produktas yra perdirbtas, įpakuotas ir turi etiketę, kur yra 15 sudedamųjų dalių, jis greičiausiai sveikumo skalėje bus truputėlį žemiau negu tie, kurie natūralia forma randami. Ar mes galim kažkokią panašią taisyklę vadovautis? Tada kas yra sveika mityba, kad tai yra truputėlį mažiau supakuotas maistas? Tai yra, kas nesupakuota geriausiai, kas nekonservuota, kas nestovi ilgai, kas neblizgiuose popieriukuose ir ne kokiuose konservų dėžutėse. Aha. Tai yra tas natūralus maistas, kuris yra ypatingai, kuris, jeigu auga, tai ten, kur esi, kuris laikosi trumpai, kuris yra šviežias, kuris yra namuose arba bent jau padarytas ten, kur pasitikė tą produkto kokybę, tai tai yra kuo natūraliau, kuo mažiau perdirbtas, kuo mažiau keptas, tarkim, irgi, kuo mažiau perdirbtas maistas. Taip, tas, kas tu atpažįsti, čia mano lėkštė yra tai. Taip, o maisto kiekis ir valgymo dažnis turi kokią nors įtaką, kaip mes irgi sakom, tas sveika gyvensena, ar ne, kaip šita dalis, nes debatų yra daug, bet man įdomus yra tavo požiūris. Man atrodo, kad kiekvienas žmogus turėtų tiesiog jausti labai savo kūną ir jausti poreikį. Gal šiandien aš noriu valgyti daugiau, gal šiandien aš noriu valgyti mažiau. Ir priklauso nuo fizinio aktyvumo, nuo dienos visos, nuo tarkim, moterim, nuo ciklo kažkokios dienos. Tai yra labai labai individualus dalykas su tuo maistu. Svarbiausia, kad kaloražas būtų adekvatus, kad jeigu reikia palaikyti svorį, kad reikia palaikyti tą kaloražą, kurį tu išnaudoji fizinio aktyvumo metu ir bazinių poreikių metu organizmui. Jeigu tu nori numesti, tai mažinti reikia šiek tiek. Gal reikia ir pabadauti. Ir kartais tiesiog iš esmės, tai kiekviena dieta turėtų būti paremta tiesiog kiek tu medžiagų gerų gauni savo organizmą, kiek pamaitini, o ne kokiu dažnumu valgai, nevalgai, kažkokias pertraukas darai, kiek valai. Aišku, kiek esu iš praktikos mačiusių žmonių, kurie ar pabadauja, arba laikosi protarpinio badavimo, tai tiesiog jų net ir kaloražas yra mažesnis, tiek jų visas tas maisto sudievinimas yra mažesnis, todėl kad jie moka išbūti ir tarpą be maisto. Tai čia irgi toks momentas. Įdomus šitas yra įdomi perspektyva, nes taip, iš tikrųjų, jeigu taip skaičiuoji savaitinį kaloražą, tai natūralu, kad taikant protarpinį jisai visą laiką yra truputėlį mažesnis, bet tas momentas geras apie maisto tą sudievinimą arba tą maisto troškimą, nes iš tikrųjų išmokus suvaldyti alkį arba sukontroliuoti savo alkio signalus,
aš irgi esu pastebėjusi, kad man gyvenimas gerokai paprastesnis tapo, nes tada ir koncentruotis gali truputėlį geriau į kitus dalykus ir panašiai. Sigita, aš dabar prisimenu, tu pačioj pradžioj, kai pasakojai, tu sakai, kad irgi tu visą gyvenimą gyveni su, sakykime taip, aukštesniais cholesterolio rodikliais. Tau tai yra tavo norma, nes tai yra tavo, tiesiog tavo organizmo dalis tokia, bet sakai, kad irgi tu savo gyvenimo būdų užsiimi taip, teiki jam tiek daug dėmesio, kad tai būtų tie rodikliai nors ir aukštesni, bet jie vis dar galėtų būti traktuojami kaip sveiki ir kaip sveiko gyvenimo būdo dalis. Ar gali pasidalinti, kaip tavo atrodo diena ir tavo savaitė? Ką tu darai ir kokie yra tavo pagrindiniai principai, kurių tu, tiesiog kompromiso nėra iš tavo pusės. Tai yra tavo gyvenimo būdo dalis. Tai mano būdo gyvenimo pirma, kas aš atsikėlusi ryte, visą laiką išgeriu labai daug vandens šilto kartu su skaidulom. Čia mano yra viena iš tokių ryto ritualų. Kas yra skaidulos, lobelės? Kas tai yra? Ten būna, aš pasiemu tokias, kurios yra tirpios ir netirpios ir maišau jas ten vieną tokią, susipilu į stiklinę vandens ir išgeriu prieš maistą. Kadangi tai yra irgi vienas iš atsakymų dar kaip cholesterolio mažinimui lygiai taip pat. Tai tokia dienos pradžia su stiklinė vandens didelė 400. Oho, ir pripildai, tai čia visas skrandis ir prisipildo. Vau, gerai, labai įdomu. Paskui pradedu dieną ir kiekvieną savo maistą nuo daržovių, atskirai, nuo viso kito maisto, tiesiog žalios daržovės. Kai kam tai labai atrodo keista, kai, pavyzdžiui, žmogus valgo vieną agurką. Ne, aš agurkų fanas, man visiškai nekeista, galėčiau vieną agurką valgyti. Tai pavyzdžiui, tarkim, visada eina, maistas prasideda nuo daržovių, dėl to, kad dėl skaidulų padengti visą organizmą, kad tiesiog visa ta apykaita vyktų visai kitaip, kad gliukozė mažiau įsisavintų, visa kita. Ir šiaip iš esmės tai per gyvenimą esu išbandžius turbūt labai daug visokių dietų, tokių maisto, kaip čia pasakyti, neribojimų, bet maisto rūšių. Pavyzdžiui, 20 metų nevalgiau mėsos apskritai iš vis nieko. Bet paskui jaučiau, kad mano organizmas labai jau nori, kažko trūksta. Tada įvedžiau ir vištieną, ir žuvį, ir kiaušinius, ir viskas. Ir tiesiog aš bandau balansuotai, maždaug pasižiūrėti, kad aš būčiau gavusi mano tai dienai reikalingą baltymų kiekį. Tai čia yra svarbiausias dalykas, kad daržovės plus baltymas. O po to visa kita. Ta prasme, tiek, kiek aš noriu, tiek, kiek aš jaučiu, kad šiandien man sportuosiu, kiek man šiandien reikia, kiek aš tiesiog tai, bet šiaip mano dieta yra mažai angliavandenių turinti. Tai nėra niekaip nei keto, nei karnivorė, niekaip. Tiesiog aš nevalgau sudėtingų angliavandenių jokiam pavidale niekaip. Aha. O kaip atrodo tavo fizinis aktyvumas? Savaitės eigoje, pavyzdžiui, man įdomu. Savaitės eigoje aš turiu bent 7 treniruotės. Bent 7 treniruotės. Standartas pakankamai aukštas, gerai. Kokio tipo tai yra treniruotės? Tai yra miksuotos labai treniruotės, kadangi aš einu ir į salę, tiesiog į grupinės treniruotės, ten, kur yra jėgos pratimai. Ten kartais būna koks nors stepo treniruotės, kur yra jau kardio. Ir aš šoku nuo mažens, nuo 6 metų, vis dar dabar. Tai ten yra 2 kartai per savaitę po 2-3 valandas. Oho. Intensyvaus kardio. Oho. Supratau. Gerai. Toks skamba pažengus. Taip, todėl, kad sportuoju aš nuo 6, nenutraukiant. Tai yra mano gyvenimo dalis, tikrai fizinis krūvis yra didelis. Didelis tikrai ir jisai palyginus su kitų žmonių, jisai yra daug didesnis. Gerai, super. Tai skaidulos, tada kai valgom, tai pirmiau daržovės ir tada plus baltymas ir tada visa kita. Maža angliavandenė mityba kaip principas, kad tiesiog mažiau tų paprastų angliavandenių ir visko, kas kelia gliukozę ir šaukia insuliną. Ir fizinis krūvis, kuris yra pakankamai intensyvus ir jau tikrai sąmoningai renkiesi, o ne tiesiog, nežinau, po namus pasivaikštai, stovėdamas dirbi prie stalo, kai žmonės įsivaizduoja, kad čia. Ne, čia jau fizinis krūvis yra tikrai didelis ir nuo mažens ir jisai kiekvienos dienos palydovas. Jau čia bejonė niekai. Gerai. Sigita, pabaigai, nuo tavęs kokia būtų paskutinė žinutė žmonėm, kurie nerimauja dėl savo cholesterolio rodiklių? Dėl nieko nerimauti apskritai nereikia, nes nerimas dar daugiau didina kažkokius tai rodiklius. Tai taip, kad jeigu yra kažkoks klausimas, tai visada reikia ateiti, pasitarti su gydytoju, pasidaryti tyrimus tiek kraujo ir pasikartoti ne vieną kartą ir ne iš vieno karto spręsti, o iš kelių. Ir tiesiog pasitarti, pergalvoti dar, ką mes ir kalbėjom, dėl ko tai galėtų būti, pakeisti visų pirma tai, kas gali būti pakeičiama.
ir tada jau galvoti apie tai, ką daryti tada, jeigu tas išlieka. O nerimauti dėl nieko nereikia gyvenime, reikia džiaugtis jo. Labai geras patarimas. Nestresuokit. Nestresuokit, o paskui žiūrėkit, ką galite padaryti. Ačiū tau labai, Sigita, už tai, kad tu daliniesi savo išmintimi ir žiniomis, ne tik čia, bet apskritai ir su savo pacientais, ir su žmonėmis, kurie kreipiasi į tave konsultacijos ir ieško pagalbos, ir kaip tą nerimą visą suvaldyti, ir tu jiem padedi atrasti ir savo kelią išeiti iš nerimo ir ateiti į sveikesnę gyventiną ir į savo sveikatą ir geresnę savijautą apskritai. Tai dėkoju tau labai už tai ir dėkoju, kad čia pas mane buvai, o jums irgi sakau ačiū už tai, kad žiūrėjot Kūno magistrą ir susitiksim kitose Kūno magistro laidose arba pas mane Instagrame Yes It's Keto. Iki. Iki.